Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką ir ačiū, kad komentuojat. Ir vėl pasiėmiau keistokas kortas. Kažkaip patraukė širdis. Ir paskaitysiu iš tokių, kuo nudžiugins mus rytojus. Bus dar linksmiau. Va ir jos čia dvi kartų norėjo išlyst. Tai vat prašom, įsirinkit, kaip jūs mėgstat ir kada norit. Ir čia yra dvi lazdos arba du skeptrai. Tai nauja pradžia. Kai jūs jau sugalvojot kažką naujo nuveikt, kažką naujo nusipirkt, arba perstatyt baldus ir jau žengsit tą žingsnį, bet va dar ne rytoj. Jūs jau rytoj viską suplanuosit, bet dar sustosit ar prisėsit, dar viską apskaičiuot, dar iš naujo pergalvot, nors jau tikrai žinot, ką jūs darysit, ką pirksit ir kur eisit į darbą arba keliausit. Tai va tokia dar padvejojimų, pamastymų, paskaičiavimų diena. Jūs tiesiog stovit dar, jau žengsit žingsnį greitai. Bet dabar dar kažką turit pasirinkt, kažką dar apgalvot. Tai va tokia diena jum ir ateina. Jūs džiugina tai, kad jūsų planas naujas ir geras ir dar labiau apsidžiaugsit, kai jau tą žingsnį ir padarysit. Tai pinigų korta. Tai tų pinigų, kuriuos jūs jau gausit, atlikę tokį savo truputėlį egzaminą. Jūs jau viską suruošę, paruošę, numezgę, iškepę ir dabar parodysit rytoj jau ar komisijai, ar savo šeimos nariam, ar savo viršininkam. Ir jūs įvertins gerai, jūs čia galit neabejot, nes jūs labai daug stengiatės, jūs jau viską mokat ir žinot, ir jau sugalvojot, kaip tai daryt, kaip tai pademonstruot, kaip tai pareklamuot. Jūs rytoj visiems parodot savo šaunius gaminius, ar savo šaunias idėjas, ar dar ką jūs ten darot. Ir iš karto jūsų atlyginimas padidėja, nes jūs įvertina labai gerai. Ir žinoma, kad tai jūs nudžiugins. Ir čia didelės veiklos korta. Kada lazdų arba skeptrų karalius išeina į areną, tai jis kaip tikras valdovas, viską surikiuoja į sistemą pagal planą, kad viskas funkcionuotų tiksliai, greitai, kad nebūtų klaidų, kad nebūtų kokių nors trukdžių. Ir jūs rytoj išeinat kaip valdovai ir imat viską tvarkyti. Jūs turite energijos, jūs turit aiškius planus, jūs žinot, ką daryti. Ir tiesiog tirpsta visi reikalai jūsų rankose. Niekas nedrįsta jums prieštarauti, jūsų visa komanda dirba labai tiksliai, aiškiai, kantriai ir su užsidegimu. Ir jūs turit pakankamai energijos ir daryti savo darbam ir įkvėpti kitus tai veikt. Tai labai jūs džiugina, jums tai neša ir pasitenkinimą, ir pelną, ir populiarumą. Tai va, šita svajoklė, žiūrint į žvaigždes, matot, jinai truputį net apnuoginta, jo. Tai jie piešia tokią, todėl, kad mes nežinotume, kas jinai, ar tarnaitė, ar princesė. Ir šita korta sako taip, nesvarbu, kas jūs esat, jūs turit svajonę, jūs turit savo pačių svajonę. Ne tokį kokį nors ten planą, kur jum įpiršo reklama ar kokia teta
patarė, bet jūs turit savo tokį širdies šauksmą. Ir rytoj ta svajonė, tas šauksmas ims pildytis. Nepriklausomai nuo jūsų statuso, nuo jūsų amžiaus, nuo jūsų kitokių ten požymių, jūs atveriat savo širdį ir ten byra jūsų svajonės. Ar iš ten išeina? Na, žodžiu, aš čia kažką susijaudinus susipainiojau. Bet jeigu jūs turit svajonę savo tikrą, tai rytoj jūs aiškiai suprasit, kaip puikiai jinai įsipildys. Jūs jau pamatysit, kaip tai atsitiks, arba tai net ir atsitiks. O jeigu jūs savo svajonės netyčia užmiršot, tai jau rytoj prisiminkit. Jūs prisiminsit ir pamatysit, koks puikus dalykas yra turėti svajonę ir dar puikesnis, kai ta svajonė ima pildytis ir išsipildo. Stebėkit rytoj visą dieną, jūs tikrai pamatysit, jūs tikrai atspėsit, jūs tikrai pajusit, kas iš visų įvykių, kurie sukasi aplink jūs, yra jūsų svajonių išsipildymas.